Tai nieko, ne? Nieko nematėte jokių keistų kompanijų, ne? Kokių? Ne, tu ką? Nieko nemačiau. Tai kas nutiko, sakykite? Ieško merginos vienos. Dingo čia neseniai. Pas mane tai niekas nedingo, pas mane viskas vietoj. Ne, ta prasme, kad nebuvo čia. Jokių merginų, nieko čia pas mane nebuvo. Aš, mano pusseserė ir draugas čia. Viskas. O pakrantę gal galima apžiūrėti? Kodėl? Nes vienos merginos telefono koordinatės buvo užfiksuotos. Mano sodybai. Merginos telefoną. Apitiksliai čia. Šokias nesąmonės iš čia šnekat, nebuvo, sakau, jokios merginos. Trise leidžiam laikę, antrą dieną jau čia, nieko čia nebuvo. Tai gal jie kažką matė? Ne, jie tai nieko nematė, nes aš buvau visą laiką su jais ir jeigu aš nemačiau, tai ir jie nieko nematė. Gerai, o tai kaip dėl tos pakrantės? Jeigu orderį turit, galite apžiūrėti. Orderį? Ne? Nu. Nu, neturiu aš dabar orderio, bet žinokit, labai greitai gali suorganizuoti. Jokauju, nereikia. Aš linkęs bendradarbiauti su teisėsaugos organais. Prašau, dairykitės čia mano pakrantė, ten ne mano. Na, ką tu darai? Banginė, tvarkyk. Ką tau tvarkyti? Ne meškerė, šitą tvarkyk. Aš einu, pamatysiu jo sulaikyti. O, svečialiai. Labą dieną, malonu. Opa, pagavau. Nesinori pralaimėti, Fredi? Fredi, o tau nekilo mintis, kad ne aš tau vaidinuosi, o tu man? A? Tu miręs, aš gyvas. Fredai, ko tyli? Ir išgert man nepasiūlai? Stiklinės tai 2. Lauki manęs. Fredi, tu miręs. Ir keliauji į pragarą. Tik kol kas velniai dar neišmontavo dekoracijų tavo gyvenimo spektaklyje. Girdi? Žingsnius. Jie jau ateina. Pragaro scenos darbininkai. Seniai pragarė! Tu seniai pragarė! Kas? Ašgi prašau manęs netrukdyti. Tau viskas gerai? Gerai, man gerai. Kas? Palauk. Man viskas gerai, aš tiesiog ieškojau teisingos situacijos sprendimo. Aš jį radau. Laura, pakviesk mano Simoną, Levantą ir Marką. Aš žinau, kad mes prispausim Statko. Gerai. Eina. Tai jokių įtartinų kompanijų nieko nematęs. Mano sodybė.
kad įtartina kompanija kokia. Ne, čia jau pro mano pusbrolį tai nieks neprasprūs, nei paukščiai, nei net paukštis neprasprūs. Nei pelė, Nei katinis, nesvarbu. Eik, kašaras, eik. Baig. Tai ką mano dukrelė Mašeika žino apie koganus? Šiaip, tokia informacija kainuoja tiesiog. Ir nemažai. Prasideda. Šeiminis reikalas kažkoks. Aš juk kaip ne kaip kažkoks tavo gimdytojas. Tai jau pastebėjau, tikrai šioks toks. Nereikia. Tai ką ten turi? Jeigu yra prekia, tikrai paimsiu. Leisiu tau aš pasiklausyti mažytį gabaliuką mano ir vieno iš jaunųjų koganų pokalbio. O tai jau spręsk. Kaip jūs tai padarysit? Man nesvarbu. Bet vakarais turi būti čia, aišku? O tai ko stovim, vaikai mano? Laikas pinigai, kurie slysta mums iš rankų. Tai gal tu tėvai jam paskambink? Markai, virniuk mane. Nenuvilk mane. Jeigu aš sakau, kad reikia važiuoti, vadinasi, reikia važiuoti. Tu važiuosi, Markai, ne tik važiuosi, tu ir Laurą kartu pasiimsi. O nuvykę pas mūsų amerikonišką dėdulę, jūs būsite labai mandagus. Jūs tiesiog lysit jam į subinę ir aiškinsit jam, kaip aš apgailauju, kaip aš gailiuosi, kaip aš noriu pasikviesti pietų į restoraną. Matai, Markai, Statkus įsivaizduoja, kad jis gali prieš mane šokinėti. Nu kągi, gerai. Bet suteikim jam tokią iliuziją. Tegul pasidžiaugia seneliokas iki mūsų pietų. O kas bus po pietų? Na nieko, mes papietausim ir apsvarstysim jo naują verslo pasiūlymą. Aš manau, kad mes rasim mūsų abu tenkinantį variantą. Tai jam gal kokį prezentą nuvežti nuo tavęs? O, neblogai. Man regis, jis arbatas mėgsta. Tai paimkite arbatos ir prie arbatos ko nors. Nesupratau. Aš maniau, kad jau jūsų nereikės raginti. Oi, sorry, išskridęs kažkur. Taip, žiūrėkit, dabar Kas dabar? Pliama, kaip aš noriu greičiau čia važiuoti. Romkas jau nebebijai, ką? Aš bijau Romkos, bet čia pasilik dar labiau bijau. O jeigu policija sugrįž? O ko jie čia grįžta? Ne, tikrai banginė. Nu, nėra jokių priežasčių, jei čia ko grįžta, ar ne, banginė? Taigi jie ne dėl Živilės buvo atvažiavę. Ne, tikrai, nu ne dėl Živilės. Nu, ne Živilės, jie čia ieškojo. Suprantate, nu ne mano problemos, ko jie čia ieškojo. Bet mano problema, kad šita iš čia dingtų, o kad šitos joks Romka daugiau nebešantažuotų. Kad jinai man užrašytų sodybą ir kad aš čia galėčiau ramiai gyventi, be jokių rūpesčių, be jokių problemų. Supratai? Šitą šiaip tai vardą turi. Taip, Vaiša, tu turi vardą. Ir dar turi tokį sugebėjimą problemų lygioj vietoj atrasti. Nu, jeigu ne tu, taigi jisai nebūtų to Živilės čia atsitempęs, ką? Ei, davai apie Živilę nereikia, jos jų nėra tarp mūsų. Taip, tai ir jūsų. Labai norėčiau, kad čia dabar nebūtų. Susikrauna daiktus ir viniojatės. Taigi aš tau ir sakiau, kad aš noriu išvažiuoti. Ne, tu nesupratai. Tu važiuoji su juo Mildutė. Su tavo mašina abu kartu draugiškai Živilę pasiėmė.
Valera, dar ilgai tu ten? Tuoj. Na, rankytės nusiplovau dar, matai. Nu, palengvėjo? Visų prasmėm. Tai ką manai? O iš kur tu tokią informaciją gavai? Dukra parūpina. Kokia dukra? Mano dukra. Gerai, tarkim tavo dukra. O jinai iš kur gavo? Tai ir yra užsakymo vykdytojas. Tai, o jinai kur išmoko, kiek į metų? Kur išmoko? 20 jai. 20 metų ir tokie užsakymai. Na tai... Akceleracija, nauja karta. Nušluos mus visus. Eisime į išankstinę pensiją arba gatvę šluoti, aplinkos tvarkyti. Nusprendė. Už pašalpas gyvensim. Šiaip pataisysiu. Čia tavęs laukia. Pensija man negrėsia. Grėsia, tu nematei, kaip jin mušasi. Kas mušasi? Mano dukra mušasi. Ir ką jinai primušė? Mane primušė. Suraitė kaip makaroną. Nesitikėjau net. Gerai. Nesilinksminam čia per daug. Gavau ekspertizės rezultatus dėl krupjė. O, ir ką ekspertizė? Nu ką, profo darbas, Ok. tiesiai į širdį, siauras durklas. Čia šiaip retas atvejis mūsų praktikoje. Ir kas toliau? Nieko toliau. Ta prasme nieko. Nu, ta prasme nieko. Nieko neturim prieš Koganą. Miglės, nerado. Krupjė negyvas. Realiai tai Živilė tik ir beliko. Pa, Švarcas skambina. Opa. Nu, okei, žiūrėk. Švarcai, pabandyk, sakau, dabar per savo tą dilerį Živilę surast. Okei? Kas per dileris? Kodėl manęs tik suformavo? Okei, turi laiko tol, kol mes iki Vilniaus nuvažiuosim. Kas per dileris? Kamilė? Nesvarbu dabar, po to sužinosi. Ta prasme. Varom link Vilniaus. Aš nesuprantu, kodėl manęs niekas neinformuoja. Tai ką tu manai? Tai imam ar ne? Tai aišku, įmam. O kaip kitaip? Aš irgi galvoju. Reikia imti. Rūta, ateik. Imam tą kompromatą. O tu nepasakai, kad jinai čia yra. Tikiuosi pirštis nesiruošia. Labas. Labas. Švarcas skambina. Klausau Švarcai. Eik, stumi Švarcai. Skiedė. Banginis. Žodžiu. Okei, ačiū. Čiau. Stukamės. Staigiai. Atgal varom. Kas buvo? Švarcas paskambino tam savo dileriui. Ir tai pasirodo, atvarė Banginis pas savo dilerį. Paėmė keletą dozių, išsivedė Živilę su savim. Aš neįsivaizduoju, ką daryti dabar. Lėkim greičiau. O papa... vyrai. Kokius vėjais, ką? Tu vienas? Ką? Klausiu, ar tu vienas? Nu, vienas, o kas yra, ką? Romkas, tavo draugelis. Ne? Nu, draugelis, nu. Prasme. Tarpsime pažįstami, bet, nu, įkalam kartais. Kas yra? Gerai, per daug teksto, karočiui, tau reikia su juo įkalti. Kada? Kur? Čia, dabar. Jo, nesiparink. Mes statom. Kokią progą? Šiai. Neblogas viskis. Romka nuužpus tokias pats negerkit tai. Ne, tai palatai, kaip Romka? Nu, patinka jisai mums, bet blaivas neduoda, žinai. Jo, kamuoja į tolerancijos trūkumas. Nu, žinai, nespėja su šiuolaikiniam tendencijom. Gerai, jokiais, bet rimtai. Jokių bet. Karočiui, davai, imk ragelį, skambink Romkai, kvieski balių. Jo, ir greitai. Nes yra laikas, babkės, yra... Ko tu čia? Aiškiau dabar gal, ką? Karoli, davai, skambink Romkai.
Perduokit savo tėvui, kad aš priimu jo kvietimą pietauti. Kodėlgi ne? Tik tai gal jis neturėtų turėti bergždžių iliuzijų. Aš noriu kardinaliai pakeisti mūsų bendradarbiavimo sutarties sąlygas. Patikėkit, tėvas puikiai supranta jūsų norą išsaugoti savo reputaciją. Jisai lankstus žmogus, gal kartais šiek tiek pasikarščiuoja, sakykim taip. O, ir gerai. Grįšiu vėlai, tėvai. Mes turim svečių, Romai. Nepastebėjai? Svečių? Ne, nepastebėjau. Gal pasisveikinsim? O! Svečiai, sveteliai. Kaip tėvelio sveikata? Užteks įsidirbinėti. Pakalbėsim vėliau, jeigu sugebėsi kalbėtis. Tu gal duok man pavairuoti, nes vilkėsi tu kokia. O tu skubi kažkur? Baig kabinėtis. Kur skubu, pati žinai, kur skubu. Blemba, bet tas kaminas, iš jo, žinom, nesitikėjau to. Tu pamirštų tą kaminą. Ne apie kaminą dabar galvok apie Živilę. Ką mes darysim, kur mes įkišim? Galvoju. Bagažiniai mano. Žinok, sugalvojau. Nu? Aš turiu tokį keramiką vieną pažįstamą. Ai, davai, važiuojam, puodus pažiūrėsim. Ne, nu, tu pavarai. Ne puodų, žiūrėsis, į krosnį turi. Nu? Krosnį didelę, kur Živilė tilptų. Ai, tu nori, kad mes... Ai, tu nori kremuoti ją, toj krosnį kažkaip, ar ką? Nu, jie reikia palaido. Aš nupirkčiau urną. Nu? Palaidočiau. Gerai, o tai tas keramikas, tau atrodo, kad jis pasirašys šitam reikalui? Nu, tai aišku pasirašys, taigi babkių duosiu šią. Ai, nu tai jeigu babkių duosi, tai jau tikrai pasirašys tada. Lemba. Šitą, kai mes su ta Živilė susitvarkysim, čia tu galėsi man padėti su Romka. Aš tau sumokėsiu, kiek reikia. Ką? Banginė. Kas yra? Ei, tu. Opa, žiūrė, važiuoja mūsų banginiai ir kiti poilsiautojai, kurie nieko nematė, nieko nežino. Žiūrėk, banginis bėga. Vykis, Artūrai, aš apklausiu vairuotoją. Pilietai iš mašinos. Aš negaliu aš. Sakau, iš mašinos greitai. Nu. Lipam. Kur važiuojam ir iš kur? Taigi matėmės, tai iš ten važiuoju, aš namo važiuoju į Vilnių. Į Vilnių važiuoju namo. O tai kur tas pilietis pabėgo? Koks? Kur kartu važiavo? Banginis? Tai ne, lydeka. O jis pabėgo? Aš nemačiau. Nematėt. Aš jo nepažįstu. Nepažįstat. Nors kartu važiavot iš tos pačios sodybos, ne? Man nepažįstu. Ar sprukot kartu? Ha? Ne? Aš... Nu? Neradai banginio? Tas blogai. O kas pas tave gera, ko pas mane blogai? Nu, pas mane, kaip matai, labai nekalbi, kukli pilietė, kur nepažįsta banginio, nors kartu važiavo kažkur iš tos pačios sodybos. Ai, supratau, jūs į Klaipėdos jūrų muziejų transportavote, ne? Jo. Ne. Mašiną žiūrėt? Ne, tavęs laukiam. Bagažinę. Atidarom.
Ką? Bagažinę atidarom.